Tai po vasaros Meda gražiai padegusi, viską. Bet nesudegusi. Tai po pliažo į soliariumą. Ne, apsiriboju tik pliažu. Prie Gėjuko. Ne, prie Neries. Tai kad ten baisiai pavojinga. Šlaistosi stačiais įnagiais ginkluoti nudistai. Karšta kažkaip ant Lietuvos, gal koks globalinis atšilimas ar ką, bet per šią vasarą paaiškėjo, kad lietuvaičiai mėgsta prie vandenėlio gulėti nuogi. Todėl Vilniaus Valakampių nudistų paplūdimys buvo praplėstas, kad tilptų visi plikščiai. Degintis išsirengus nuogai tam skirtose vietose nieko blogo. Tačiau kur nudistai, ten pradėjo makaluotis ir pimpalistai. Vienas toks buvo užfiksuotas sėdintis su nusmauktom kelnėm priešais paplūdimio persirengimo kabiną. O su dar vienu, gal net tuo pačiu, akis į akį susidūrė senjoras Stasys. Aš šildžiausi ant akmenų ir atėjo vienas gėjus ir tiesiog prie mane aš pradėjau šaukti ant jų. Taigi neparašyti. Ir tai atėjo su šitą savo pilnom bajavom, kaip bajavom Sajanė. Stasiui vos nesustojo širdutė. Ranka pati ieškojo validolio, nes iškrypėlis ne tik žiūrėjo tiesiai į Stasį, bet ir turėjo nepadorų pasiūlymą. Į kompaniją kvietė. Ką daryti? Ką daryti? Mylėti su juo, ką daryti? Aš pradėjau keiktis, bartis. Sakau, von sakau paskūda iš čia. Ir nuo šiol ten neinat tik čia? Nebeinu tenai, ne. Albertas, kuris mėgsta pliuškentis Valakampių, bet nenudistų pliaže, visuomet pasiruošęs nemaloniems susidūrimams. Patys nudistai jums netrukdo? Tai ne, ką gali trukdyti. Manęs tai nepatrukdys, gausinos ir viskas. Kad trukdyt, klausyk. O vat tie patys iškrypėliai, kam jiem reikia? Aš nemačiau to, pakrypusių mačiau žmonių, bet iškrypėlio nežinau. Jis ar iškrypęs, ar nukrypęs, klausykit. Vladimiras Valakampių paplūdimy, kol šilta, lankosi kasdien. Tik degintis nudistų paplūdimy Vladimiras nedrįsta. Bijo ten užklystančių ekshibicionistų, todėl eina į bendrą pliažą. Iškirpėliai. O jeigu aš pamatyčiau, ką jūs man rekomenduotumėt daryti? Reikia trenkti per vidurį, žinot, ir bėgti, ko nors bėgti. O jeigu jūs užsiminėjat sportu, tai iš karto reikia duoti į sprandą. O dabar pakalbėkime plačiau apie Valakampių nudistų paplūdimį. Jis yra reikalingas. Nudistai nekalti, kad tarp jų įsifiltruoja pimpalistai. Bet kas sugalvojo įrengti nuogalių pliažą šioj vietoj? Tiesiai priešais Verkių rūmų apžvalgos aikštelę. Pažiūrėkit patys, viskas iš anos pusės matosi. Nenoriu žiūrėti. Čia tokia graži vieta, tai jeigu nudistų paplūdimys, tai tikrai ne vieta. O kaip galvojat, jie žiūri į jūs, kai jūs žiūrit? Žinokit, neįsivaizduoju, ką jie galvoja, ta prasme, kas pas juos galvoja, kada jie ateina nuogi, sakysime, paplūdimį. Tai ar jie nori būti laisvi, bet tuomet ar jie nori, kad kiti juos matytų, aš neįsivaizduoju. Karolina apžvalgos aikštelėje lankosi dažnai, bet stengiasi nežiūrėti į horizontą. Kaip gyventoja, turbūt žinot, kas ten yra per paplūdimys. Kiek esu girdėjus, ten yra nudistų paplūdimys, bet neteko ten būti. Kaip galvojate, ar tinkama vieta? Manau, kad tikrai ne, nes ir pravažiuojant yra kartais matoma ir šiaip čia apžvalgos toks taškas, nemanau, kad tinkama vieta. Pasaulis yra labai margas. Visokių žmonių yra. Svarbu, kad jie nekeltų grėsmės vieni kitiems. Dabar ten nebesilankysiu. Labai savalaikis sprendimas. Užteks apie aktualijas, noriu papasakoti apie save.